Sveiki, čia ir vėl laida gyvai iš studijos. Ir šiandien pas mus svečiuose Margaret Zacharevič. Labas, sveika. Margaret yra moters pokyčių mentorė ir kaučerė, padedanti keisti santykius su maistu ir savo kūnu. Tai papasakok, prašau, kada ir kodėl pradėjai padėti kitiems. Tai sveiki žiūrovai. Taip, esu Margaret, moters pokyčių mentorė ir jau 13 metų esu šioje sferoje, kurios įrankius, kurie moteriai leidžia džiaugti savo išvaizdą. Ir tame slepiasi mano asmeninė istorija, nes būtent prieš 8 metus jau pradėjo padėti moteriai tą kurti santykį, nes tame visame slepiasi mano asmeninė istorija. Papasakok, prašau, kokia yra būtent tavo istorija. Mano istorija prasidėjo dar tikriausiai, kai buvau paauglė ir išgirdau iš mamos tą frazę, kad su tokia šikna tokių kelnių negalima nešioti. Ir tie žodžiai buvo antiek įsmeigti man ne į kūną, o į smegenis. Nes tuo metu aš išgirdau lyg tai, tu esi brokuota. Ir tas noras įrodyti, kad gali būti kitaip, tas noras pažvelgti į save ne iš broko pusės, o iš tos moteriškumo, kad aš žiūriu į save į veidrodį ir aš džiaugiuosi. Nes tas nepasitenkinimas, jisai lydėjo mane N metų. Bet kaip yra sunku dar, kai išgirsti tokius žodžius, ar ne, iš artimo žmogaus. Taip, bet tai yra tiesa, nes mūsų moteris ir pas mano klientės jos pasakoja, kaip kažkokie tai žodžiai yra įsmeigti į pasąmonę, arba vyro netinkamas komentaras, arba lyginimas savęs su kažkuom, ir tai yra automatiškai viskas mumise. Ir tada tas santykis su savimi, jisai tiesiog deformuojasi. Ir tada jau reikia tokių kaip aš, turiu mentorių, kurie supranta, o taigi kas atsitiko. Ir mano asmeninė kelionė yra nuo lieknėjimo, nuo noro keisti tiesiog kūną, kad aš įrodysiu, kad aš galiu būti kitaip, iki fitneso čempionato. Esu čempionė, laimėjau, esu Lietuvos čempionė 1 vietos, bet aš taip ir neatradau tas meilės savo. Pasitenkinimą? Aš neradau to jausmo, kai tu žiūri į save ir tu galvoji, wow, kokia graži moteris. Visada ta kritika savyje, aš ją turėjau. Tai jinai galvoje? Taip, be abejo. Dėl to aš ir esu moters pokyčių mentorė. Ne tik tai kūno, ne tik tai maisto, bet ir santykių su savimi. Nes viskas prasideda būtent nuo trečio. Taip, ir čia turbūt vien sporto, vien maisto ir neužtenka, jeigu turim tokią situaciją. Žinai, anksčiau aš to pasakyčiau, ne, tai yra nesąmonė. Aha, pasikeitė. Tik tai sportas, tik tai maistas. Geras. Nes iš tikrųjų tai yra mano kelionė. Aš buvau trenerė, aš sakydavau, taip, užsičiaupi burną ir varai, šito galima, šito negalima, eik kardio daryk. Op. Taip, o po to aš supratau, kad kažkas neveikia. Kodėl aš stoviu ant scenos ir aš galvoju, kad aš iki šiol brokuota. Kas su manim yra negerai, kai tu žiūri, su presu stovi, bet viduje yra nepasitenkinimas. Ir tada aš pradėjau ieškoti rakto, ogi kur, ogi kada. Ir tada aš laimė sutikau savo mokytojus, kurie parodė, kad mūsų vidus yra mūsų išorės atspindys. Tai ką moters išvaizda, ar ne, pasako apie ją ir ką slepia? Labai įdomus klausimas. Iš tikrųjų, mes galvojam, kad pirmasis įspūdis tai yra apie išorę, apie manieras, apie stilių, apie šypsenus gale. Bet o kas jeigu aš pasakysiu, kad iš tikrųjų mūsų išorė tai yra mūsų kaukė, kurią mes dėvime tik tai tam, kad apgauti kitus, slepiam į save patį. Ir viršsvoris šiuo atveju yra didžiausia kaukė. Nes ką moterį daro? Jeigu jinai apsaugo save su viršsvoriu, reiškia, jinai nori būti nematoma. Arba atvirkščiai, jinai nori būti matoma ir užimti daugiau vietos.
Ir kai aš matau ir aš susitinku su savo klientėm, tai yra va, tas va, pirmasis įvedamasis kažkoks tai konsultacija įvedamoji, tada jau matosi, kad aha, okei, tvarkoj, tai kam tau tas viršsvoris? Todėl aš drąsiai galiu sakyti, kad kaukė numeris 1 yra mūsų viršsvoris. Tai yra papildomi tie kilogramai, kurie mus arba apsaugo, arba apgauna kitus žmonės irgi. Nes už to gali slėptis tiesiog nuskriausta mergaitė, kuri nori dėmesio, bet negali, nes jaučiasi neverta. Tai vis tik, ką mum, moterim ar žmonėm, tas viršsvoris reikalingas, ką jisai... Viršsvoris atlieka tam tikrą apsaugos funkciją. Nes jeigu moteris užsidaro, laiko emocijas, neišsako, nemoka įstatyti ribų, tas pats žodis ne? Pavyzdžiui, moteris ateina namo, mama, grįžta namo ir kas? Jinai užpulta, čia namų namai, o kada čia bus vakarienė? Iš šono ir žiūri, tai kada mane išves. Ir tada ką, moteris, jinai tiesiog išsitaško. O šitoje vietoje tas yra būtent apie ribas, apie tas ribų nustatymą, kad taip, stop, mėlėjai, 15 minučių. Ir jeigu jinai negeba pasakyti stop, mėlėjai, jinai pradeda augti. Viskas išeina į vidų. Taip, ir tada išeina taip, kad jinai kaupia savo išsakytas emocijas, jinai nuo kažko tai saugojasi. Tai yra mūsų apsauga, tiesioginė žodžio. Nes riebalas tą atlieka, jisai turi apsaugoti mane. Tai reiškia, visais atvejais viršsvoris rodo kažkokias tai, vis tik vidinės problemas, psichologinės greičiausiai, ar ne, ir tam tikras baimės, ar kažkokius neišsakytus, ar ne, ribas, vėl kažkokius, reiškia, dažniausiai po to slepiasi tokie dalykai. Aš sakyčiau, kad išskirčiau galbūt tai kaip viena iš priežasčių, nes taip, žinoma, mes galim sakyti, kad uždaryk burną ir tai viskas maistas. Bet šitoje vietoje aš noriu paaiškinti, tai jeigu mano psichologinė būklė yra stabili ir aš esu teigiama, aš esu resurse, tai reiškia, aš neįsiu valgyti. Man reikės bulkų. Taip. Nes, pavyzdžiui, ir vėl, fiziologija, pas mane stambus kaulai. Kas pasakė? Yra kažkokie tai standartai pas mus, kur, kas, kokie pas mus yra kaulai. Ne, ir vėl, pritemta kažkokie tai taisyklės, kažkokie tai įsitikinimai, standartai, kitoje žodžio, Tas pats hormonai. Labai dažnai girdžiu, kaip moterys sako, eisiu pasitikrinti, būtinai reikia skydliaukę. Ir aš iš pradžių galvojau, jo, tikrai reikėtų, gal, bet po to, kai aš pradėjau dirbti, aš supratau, kad čia irgi yra hormonai. Hormonai laimės, hormonai. Tai jeigu aš viduje jaučiu tuštumą, jis nuovargį, bet aš nedrįstu niekam apie tai pasakyti, perdegimas, nedrįstu pasakyti, aš dirbu ne savo darbą, nedrįstu. Tai čia viskas yra apie hormonų. Tai gal tada reikėtų pažiūrėti psichologinį savo būklę, atsakyti savo į tam klausimą, ką tai sako apie mane, o ne eiti tirtis. Bet tai reiškia vis tiek, ar ne, hormonai susiję, ten tokie dalykai, tai vis tik net kartais gal ir nepadeda susireguliuoti, susitvarkyti hormonus ir jeigu tai po tuo vis tiek slepiasi psichologiniai dalykai, tai greičiausiai ir hormonų, tabletytė irgi nepadėtų. Aš sakyčiau, kad visada yra kompleksai. Tai yra kompleksas, kai moteris ateina pas mane, labai svarbu suprasti, ką jinai jau yra padariusi ir ką reikėtų padaryti. Be abejo, žinoma, kad yra tam tikri požymiai, kad jau reikėtų kreiptis pas gydytojas, bet pirmai, tai įvadiniam kursui iš pradžių reikia suprasti, koks santykis su manim, ką mano lėkštė apie mane pasako, ar aš judu, ar aš tingiu, arba kas slepiasi už to tingiu. Galbūt jau aš esu antiek pavargusi, bet aš sakau savo, eik sportuok, reikia sportuoti. Tai čia viskas apie ką? Apie mūsų emocinę būklę. Tai viskas, nežinau, aš tiesiog sėdžiu ant savo metodikos, aš tikiu, kad jinai veikia. Tai visur galiu pritemti. Nes jau
pati Taip, praėjus aš ir pati šį praėjau, aš bandžius ir žinau. jau žinai, kaip tas. Tai kaip mūsų... ką? Galiu labai Taip. greitai. Testas jums, mėlyjeji. Porą sekundžių. Tiesiog atsakykit savo sąžiningai į klausimą. Kai jūs sportuojat ir išeinat iš sporto, ar jaučiat alkį? Jeigu taip, sveikinu, jūs sportuojat iš reikia. Nes taip mūsų kūnas bando kompensuoti ką? Prievartavimą. Reiškia, mes einam ne savo noru Taip. ir, ar ne, nes natūraliai turėtų nesinorėti valgyti. Taip. Kai mes Kaip išeinam įdomu. iš salės, tai yra, mes pasportavom, mes jaučiamės ką? Mes jaučiam energiją, ne? Taip. Mes jaučiam Lengvumą, antsvorį, nes. lengvumą, taip. Taip. O kai aš einu iš reikia, tai aš einu ir galvoju, ką aš čia darau? Man sunku. Nes aš save priverčiu eiti judėti. Ir ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, irgi galbūt jūs nesportuojat iš reikia, bet ne savo sporto šaką. Ir tada reikėtų irgi pažiūrėti, ogi kur aš išeinu ir jaučiu tą euforiją. Nes Va tikrai šitoj būna vat vietoj kartais. yra labai svarbu. Taip. Ten gal ne visiems hantelius Taip, patinka be ir abejo, tinka be kilnoti. abejo. Žinoma, salė dabar yra tiesiog kultas salės. Taip. Sporto klubai, ne, reklamos ir to labiau tai yra labai prieinama, tai yra pigu, ne, visi gali nueiti. Valios Bet klausimas, taip, ir vėl klausimas jums, kas atpažins save, kas perka abonementą, bet nuėjo vieną, du kartai. Tai yra apie tai. Taip. Arba nueina į pirtį ir į baseiną. Taip. Tai va, apie tai yra Atsipalaiduot. kalba, kad mes, kai pradedam viską, pradedu nuo pirmadienio, tai tada va tas va ir bumas, kad aš einu į tą ir čia žiūrėsiu ir salotas, aš ten valgysiu ir sportuosiu. Ar tai yra vidinė motivacija? Ar tai yra iš vidaus, ar iš reikia? Taip. Tai kaip mūsų iš tikrųjų mintis ir emocijos, ar ne, lemia tą santykį su maistu? Kaip čia viskas vyksta? Atskleisiu jums paslaptį. 75% mūsų maisto pasirinkimą lemia emocijos, o ne alkis. Nes mūsų lėkštė parodo santykį su savimi. Kodėl? Kai aš pradėjau dirbti su klientėm, aš pradėjau stebėti ne tik tai turi, kai siunčia man nuotraukas, ne, ten čia angliavandenių trūksta, čia biški daržovė, aš pradėjau matyti tą santykį, kaip moteris santykiauja pati su savimi. O tai kaip ta lėkštė atspindi, žodžiu? Ar, pavyzdžiui, Taip. ar tau malonu valgyti iš medinio šaukštelio? Medinio, ne. Ar malonu tau valgyti va tokį va kišmišą dėžutėj? Ne, va man paauksuota lėkštutė. Va, čia yra apie ritualą, apie tą įprotį formavimą, atsisėsti, neuždaryti fiziologinį tą alkį, ne, nu, susėdu greitai. Ir irgi apie laiką. Ar tu duodi savo daugiau laiko? Aš suprantu, kad dėžutė tikrai gelbė, bet galima toj dėžutė irgi šiek tiek sudėti gražiau. Tai netgi ne lėkštės turinys labai daug ką pasako, o pati lėkštė ir Kaip ir valgo, kaip ar apskritai valgo, pradėkim nuo to, nes dauguma ryja. Nekramto. Pavyzdžiui, paimkim kirpėjas, paimkim manikiūrinkės, ne? Tai yra labai dažnai jie ateina ir sako, aš neturiu laiko. Tai čia dauguma žmonių tai tada neturi man laiko. Klausimas, Taip. ką tai sako apie tave? Jeigu tu nerandi laiko savo pavalgyti, ką tai sako apie tave? Tai galbūt aš savo nesvarbi, galbūt man maistas, kai kurios net nejaučia alkio, įsivaizduoja, jie jau antiek užblokavo, kad nejaučia. Tai čia Bet vakare ką daro? prisivalgo. Taip, fiesta. Taip, po darbo. Ir iš tikrųjų šių laikų vienas iš labiausiai, man atrodo, nykstančių mūsų pojūčių, fiziologijos žmogaus, ar ne, yra tai būtent alkis. Žmonės tiesiog praranda šitą pojūtį, nes... O kodėl praranda? Nes maisto yra, va, kiek nori, kur nori, gali valgyti, man atrodo, žiūrėk, net gaminti nebereikia. Šitoj vietoj aš ir vėl noriu sugrįžti prie psichologijos. Kodėl neranda laiko? Nes atsiranda prioritetai kiti. Ar kada nors pagalvoju, kad kai nerandu savo laiką, aš sakau ne savo, bet sakau taip kitam?
Kai stovi Mhm. klientas ir aš jį priemu, tai kam sakau taip? Ar man nesvarbu tada mano kūnas? Aš savo nesvarbi. Man nesvarbu, kad Mhm. mano kūnas signalizuoja man, kad alio, laikas valgyti. Aš tokia, nieko, palauksiu. Mhm. Ir Tai toks kodėl tada save nuvertini iš Taip, karto, o tai toks tada kodėl mūsų kūnas turėtų atrodyti gražiai? Kur santykis su kūnu? Nėra. Mhm. Prioritetai nustatyti kiti. Taip, atsakant į tavo klausimą, kad yra labai didžiulė pasiūla. Ir tada atrodo, kad iškreipiamas tas matymas subalansuotos mitybos, čia yra Valgai bet višta, ką. čia yra Taip, salotas, taip. o iš tikrųjų yra begalė pasirinkimo. Tame pačiame bolte yra Mm. pasirinkimo, kur tu gali pasirinkti. Viskas priklauso nuo tavo noro. Ką tu nori įdėti į tą burną. Taip. Aš žinau, kad tu turi tokį testą. Įdomu. Taip. Papasakok, kas ten per testas. Tai testas vadinasi, kaip sužinoti, ką sako apie tave lėkštę, ne? Arba ką sako Taip. apie tave lėkštę. Tai iš tikrųjų yra metų patikrintas testas, kurį tiesiog aš kaupiau tam, kad suprasti, kokie požymiai parodo, ne, kažkur tai kokį santykį su maistu, kokie santykiai su savimi, kur emocinis valgymas, ne? Ir tas testas būtent apie tai, ką aš darau kiekvieną dieną, apie mano veiksmus, Įpročius. apie įpročius. Ir tada, mėlyje, kai jūs užpildysit, jūs gausite ne tik tai atsakymą, kokie jūs esate valgyti, bet ir mano rekomendacijas. Tai pasidalinsi gal su žiūrovais testu? Būtinai, žinoma, Komentaruose. Taip, palikim tada komentaruose ir aš tikrai kviečiu jį užpildyti ir nustebti, ką sako. Taip, ačiū labai, iš tikrųjų, tikiuosi, kad pasinaudosit ir pakomentuokit, ar patiko, ar tokių įžvalgų. Ar atitinka. Tai kokie ribojantis iš tikrųjų įsitikinimai mums trukdo džiaugtis savo išvaizdą? Labai gilus klausimas. Ir grįšiu prie savęs, nuo ko pradėjau. Kai mes augam, ypatingai moteris, mes auklėjamos. Ir perimam iš šeimos jau, ne, tam tikrus standartus, tam tikrus žodžius, tam tikrą elgesį nuo mamos, nuo močiutės. Ir jeigu tau mama sako, būk kaip visi, Tokiu neįdu. neišsiskirk. Tai čia yra mano istorija. Man sakė, būk paprasta, būk neįsiskirk. Ir šiuo metu, jeigu taip žiūrėt iki to, ką aš pradėjau daryti, man reikėjo didelį kelią praeiti tam, kad leisti savo užsidėti ryškų drabužį, tam, kad galėčiau reikštis internete, nes norėjusi pasislėpti istorijas ir sakyti, aš esu labai paprasta, viskas čia gerai, bet tai ne apie mane. Tai čia yra būtent tie ribojantis įsitikinimai, kurie kaip taisyklė įkalta su maistu. Pavyzdžiui, neišeik nuo stalo, kol nepabaigsi iki galo. Čia dabar gal jau mažiau. Bet tie mūsų metų moteris tikrai tą žino. Taip, dauguma. O šitos eros vaikai bus salotų eros. Nes jie matė, kaip mamos sėdėjo ant saloto, nes sveika mityba tai yra salotas. Tai taip mes ir einam, nes įsivaizdavimas apie sveiką mitybą šiuo metu ne iki galo yra išvystytas. Ir apie tai kalbama, taip, subalansuota mityba, visi žino, kad turi būti ten vištytė, ten dar kažkas, bet tai ne apie tai. Tai tu padedi žmonėms atsikratyti to viršsvorio, ar ne? Kaip tą darai? Tai yra metodas, kuris sujungia 3 komponentus. Tai yra mityba, judėjimas ir emocijos. Tai yra mentalinė mūsų visa mūsų sritis, kaip sakoma, ne? Nes tame yra ir nuotaikos, ir mūsų norai, mūsų mintis. Tai yra viename. Tai jeigu kalbėt apie mitybą, aš sakyčiau, kad nėra gerų ir blogų produktų.
Tai yra, žinai, kaip galvoja moteris, tai yra gerai, o čia negerai. Tai jeigu suvalgiau gerai, tai reiškia, aš suliknėsiu, mažiaugi valgysiu, daugiau judėsiu, irgi vienas iš įsitikinimų. O kita pusė, tai jeigu aš nusižengiu ir suvalgau kažko tai netinkamo, blogo, iš to blogo sąrašo, tai reiškia, aš esu bloga ir man jau nepasiseks, jau nebebus rezultato. Tai va šitoj vietoj yra labai svarbu man išmokyti moterį tam tinkamą santykį turėti su maistu, kaip leidimą savo. Tai aš esu ta, kuri legalizuoju tą leidimą ragauti, skanauti, nes ne produkte yra problema, o jo kiekė. Ir kai yra persivalgymas, va tai kenkia, iš ten atsiranda. Bet kai aš suprantu, kodėl būtent šį produktą pasiėmiau, kodėl norėjau bulkutės, kai ateina tas atsakymas, ogi kas slepiasi. Iš tikrųjų, tai noriu netgi pasidalinti tokią istoriją iš paskutinių mano sesijų. Mes dabar išsiaiškinam su kliente, kad jos draudimas suvalgyti, nebuvo leista jai suvalgyti iki galo, reikėjo jai dalinti su sesė. Ir šiuo metu jinai, kai nuperka Nutellą, jinai ją sukapoja per vieną kartą. Bet čia priešinga situacija negu ta, kur būtinai viską suvalgyti ir nepalikti šios lėkštės. Tai va šitoj vietoj, kas atsitinka? Atsitinka pasąmoninė programa, kurią jinai sako, taip, čia yra mano Nutella, reikia ją greičiau suvalgyti, kad nedalintis nesu kuo. Ir jau tai yra suaugusi moteris. Jai yra 40. Ir tik atėjus pas mane, jinai suprato, kad kodėl aš valgau tą Nutellą, kam, kas slepiasi. Ir kai ateina tas apšvietimas, kaip sakau, tas atsakymas, kas verčia mane valgyti. PVZ dar vienas, kepiniai. Kepiniai yra susiję su mūsų rūpesčiu ir meilė. Ir jeigu moteris, pavyzdžiui, praeina ir jaučia tą kvapą ir užeina bulkutės, aš labai norėjau apie bandelės paklausti, ar čia jau taip blogai, jeigu tai nėra blogai, tai yra viskas, yra balanse. Jeigu tu suvalgai tą bandelį vieną kartą, taip gražiai, su pasimėgavimu, okei. Jeigu tu suvalgai ir išeini vėliau ir save kaltini, ir vėl suvalgiu, ir vėl silpna, ir nebus to jokio rezultato. Va šitas mane griauna, čia nėra to santykio. Ir tai apie tai yra kalba, kad viskas yra per leidimą, judėjimas, per malonumą, surasti savo šaką, surasti savo judėjimą, kuris man kelia malonumą. Taigi taip pat ir su mintimis, tas trečias komponentas, kuris už viską atsako. Kai aš atsikeliu ryte ir aš žiūriu į save ir galvoju, o Dieve, man reikia suliknėti, ar aš tuo metu save myliu, ar aš turiu jėgų tam, kad eiti kitur, eiti kažką tai siekti, tai viskas, mano visas fokusas nueina tai, kad man reikia save pakeisti. Tada aš nebeturiu jėgų kilti karjeros laiptais. Tai antiek viskas supinta, kad nenoriu aš eterio dabar užlaikyti. Bet labai įdomu iš tikrųjų, nes man atrodo, žiūrovai, klausytojai gali atrasti save tam tikrose momentuose ir vėlgi viskas eina iš to gyvenimo, iš tos gyvenimiškų situacijų, ar ne? Nes, pavyzdžiui, aš tikrai mėgstu suvalgyti kažkokį desertą ir ypatingai prie kavos aš stengiuosi vengti cukraus, ten ar ne, viską, nes vis tiek galvoju apie sveiką mitybą ir taip toliau. Bet būtent aš kai valgau, man jau taip skanu, aš jau taip, man atrodo, aš čia save taip palepinu ir mėgaujas. Ir iš tikrųjų, gal dėl to, kad neturiu, nėra man kažkokių didelių problemų su viršsvoriu, aš savo tą leidžiu ir aš ten nesikankinu. Bet jeigu būtų kitaip, tada turbūt nebūtų taip lengva, ar ne? Va šitoj vietoj noriu šiek tiek sugrąžinti ir tu pasakei, cituojam, tai sveika mityba, čia subalansuota, bet aš savo leidžiu. Ir šitose vietose, aš matau, kad jau neatitikimas, nes jeigu yra subalansuota ta sveika mityba, tai nesinori. Nėra bulko, kas pasakė? Yra? Taip. O, geras. Va ta sveika mityba, tu eini ir tu gali iškepti savo mažiau cukraus turimą bulką. Kodėl? Tai yra tas angliavandenis, kuris irgi iš grūdų.
daugiau sėklų, tu turėsi jau riebalų. Ta Taip. prasme, tai yra viskas yra įsivaizdavimas. Žinoma, jeigu tu nueisi kiekvieną dieną spurgą valgysi, aš sakysiu, gal reikėtų jau pasigilinti, kodėl čia tai kas traukia. Taip. Bet kai tai yra vieną kartą ir yra daug alternatyvų sveikų, yra labai daug. Pavyzdžiui, tas pats yra tortas, kur dabar be miltų, be gliuteno, why not? Ir be cukraus yra visokie tokie augaliniai, iš tikrųjų labai faini. Viskas yra, tik tai reikėtų rasti savo. Šį mėnesį paleisi programą Atgal negrįšiu, vadinasi, ar ne? Ir ten, kuri harmoningus santykius su maistu ir savimi. Kas ten vyksta? Ką jūs ten veikiat? Aš mokinu moteris būtent atrasti tą santykį kitokį, sveiką santykį su maistu, nedalinti tą maistą ant gero, blogo ir keičiu įsivaizdavimą apie lieknėjimą. Taipogi mes kalbame apie judėjimą, kaip atrasti tą. Bet akcentas yra ta trečioji mano emocijų, minčių galia. Tai mes šitoje vietoje kalbame apie įsitikinimus, mes kalbame apie tai, kas trukdo netgi ne tai, kad pasiekti, bet netgi ir pradėti pokyčius. Nes šitoje vietoje yra daug irgi įsitikinimų, kurie stabdo, tai man nepavyks, o ką man tai daryti. Tai yra didžiulis kompleksas, kuris moterims padeda ne tik tai numesti svorį, bet ir toms, kurios neturi viršsvorio, bet atrasti tą sveiką santykį su maistu. Va čia kaip man, kur vis bandelių norisi, karts nuo karto. Bet tai gerai, tu sakai, gal pradėti ar ne, ar ten vėl kažkaip, bet aš žinau, pavyzdžiui, būna žmonės, kurie turi problemą būtent su viršsvoriu. Jie bando vieną ten kokią dietą, tada žiūrėk, ar ten kokią programą nueina pas vieną, pas kitą ir, nesigauna, ten kažkaip nepavyko ir ten nepavyko. Ir kai žmogui vis nepavyksta ir jam taip rezultato nulis, ar ne? Taip. Ką šitoj vietoj, apskritai apie žmogų, ką tai sako ir kaip jam patikėti ir vėl, ar ne, vėl pradėti, kaip sakant, nuo pradžių, nes čia, man atrodo, yra sudėtingiausia, kai ir tas svoris tai nukrenta, tai vėl grįžta. Nėra stabilumo, nes čia, kaip, ar galima taip, kaip pasakyti, nes aš įsivaizduoju, kad čia toks, nuolatinis darbas ir jau non-stop, kaip sakant, jau negali paleisti vadelių niekaip, ar vis tik galima kažkaip susitvarkyti tą galvą ir pagaliau leisti savo atsipalaiduoti ir džiaugtis ir valgyti, turbūt sveikai, ar ne, bet kad kažkaip susitvarkyti. Čia irgi girdžiu įsivaizdavimą. Įsivaizdavimas kiekvienos moters, jau negaliu taip sakyti, nes daug jau eina iš sąmoningumo, tačiau yra tokia tiesa. Mes įsivaizduojam, kad lieknėjimas tai yra draudimai. Va dėl to tu ir sakai, o taigi kaip ten po to gyventi? Ką daro? Įsivaizduokit, mes bandom save įkišti į batelį, kuris spaudžia. Ir mes tada kaip gyvenam, šito negalima, ir šito negalima, ir čia negalima. Būtent dėl to jos ir negali laikytis tos dietos. Nes yra tam tikras lapelis, kur jie žiūri tos gramus ir skaičiuoja kalorijas. Skaičiuoja kalorijas, čia baltymas. Žinoma, tai yra svarbu, aš nesakau, kad aš irgi, kai ateina, ten duodu, parodau, yra receptai ir taip toliau. Bet kame esmė? Esmė tame, kad nereikia įgrūsti į save. Nereikia reikalauti iš savęs. Kas labiausiai demotyvuoja? Rezultato nebuvimą. Taip va. Ir žinai, kame problema? Nes kai aš save suspaudžiu, reikalauju iš savęs maksą, mūsų kūnas sako, eik tu, brangioji. Žodžiu, tie lūkesčiai truputį gal. Lūkesčiai, draudimai, įsivaizdavimas, kad čia greitai aš numesiu. Nes koks yra, ką galvoja moteris? Jeigu aš sportuosiu daugiau, jeigu aš apkirpsiu maistą, tai rezultatas bus,
O kūnas ne, jisai sako, aš išsigandau, aš bijau, man reikia pasisaugoti, nes jinai ir vėl mane, aš badausiu. Ir tada va šito, ir čia nėra Ir priešingai gal. priešingai, ir tada jos ten bando, bet rezultato nėra. Tai atsakant kaip, sakyčiau, kad visada reikia pradėti nuo paprasto klausimo. O ką man lieknėti? Kodėl aš noriu sulieknėti? Kaip aš matau tą lieknėjimą? Ar kaip ilgalaikį? Va būtent kaip ilgalaikį. Kai tada yra santykis su maistu, tam, kad būtų man patogu visada. Tai kaip turėtų atrodyti mityba mūsų, norint vis tiek pasiekti tų rezultatų? Mityba mūsų atrodytų taip, kaip jūs norit. Aš pasakysiu taip. Valgyt, ką norim? Valgym, mes valgom, ką norim, bet atkreipiu dėmesį į kiekius. Į kiekius. Ne, svarbu, norit kažkokią tai ten bulkutę, ne? Okei, 80% švaresnės mitybos, ne, kur yra angliavandeniai, grūdai, makaronai ir kruopos, mėsytė, žuvytė, daržovių, bet jeigu per dieną vieną bulkutę, bet ne kiekvieną dieną, bet kažkur tai nukreipimas, mažas nukreipimas, ten labai aš norėjau tos dešros, ne, arba sūrio kokį nors. Tai suvalgykit sūrio, suvalgykit sūris, suvalgykit riešutų ir suvalgykite tą pačią kriaušę. Užkandis. Taip. Sotų. Ir sotų. Va, bet aš norėjau sūrio, tai aš jau suvalgiau. Tai čia nėra, čia yra tiesiog žinios, aš to ir mokau. Kaip išlaviruoti, kaip valgyti kavinėse ir nestorėti. Čia tiesiog žinios. Tai tą maistą subalansuoti, ar ne, galima išmokti programoje. Ir sportas, reiškia, irgi į tą įeina. Taip. Padedi. Paspardai užpakalius, kaip sakant. Ką moku, tą moku. Ir plus dar dirbat su ta visa vidinės sesijos, yra tam tikri susitikimai, vyksta viskas online, kad galėtų kiekviena. Bet kas svarbiausia, tai nėra apie tai, kad mes ateinam ir mes čia kažką tai darom. Tai yra komfortiška erdvė, kur mes vieną kitą palaikom. Tai yra prailgintas, nes aš labai daug dalyvauju. Aš asmeniškai su kiekviena bendrauju. Ir tai jau tas palaikymas ir tas netgi atskaitomybės jausmas, nes aš tikrinu, siunčia tas nuotraukas, mes pažiūrim, ką gerai, ką galima, ką pakeisti. Švenčių labai bijo, čia laikosi viskas, ten jau lieknėjama, šventė, žiūrėk, viskas jo, ne? Tai vat aš mokau, o ką valgyti per tą šventę, kaip nebijoti išeiti. Jūs neįsivaizduojat, kiek moterų iš tikrųjų bijo eiti su draugais kažkur tai. Nes bijo prisivalgyti. Bijo prisivalgyti. O dar daugiau pasikeisiu, kad kai kurios netgi bijo valgyti, kai prie ko nors, nes galvoja, aš ir taip stora, dar žiūri, kad aš valgau. Jūs neįsivaizduojat, kas mūsų moterų galvoje darosi. Jos neįeina į susitikimus, nes aš tokia stora, kad man gėda už mano kūną. Tai yra, neišsiplėsiu iš tikrųjų, bet tai yra apie tai privaloma kalbėti. Bet tai yra ir toks, palaikymas didelis, ar ne, dar taip, kaip bebūtų. Taip, tai yra be galo didelis palaikymas, net empatija, bet ir to pačiu žinios, kurios aš non-stop dalinu, duodu ir visada klausia, ką tai sako apie tave, tai kodėl tu paėmė bulkutį, okei, tvarkoj, davai pažiūrim, o kasgi paskatino tave paimti. Aš labai mėgstu, kai moterys suklysta, kai ateina į mentorystės ir mes žiūrim, aš Margaret privalgiau. Okei, sakau, davai žiūrim, o kas paskatino, davai. Ir tada jinai jau žino atsakymą, kodėl jinai pasislėpė. Kodėl jinai ten norėjo patyliom kažkur, tai o po to man prisiduodu, tu įsivaizduoji, aš pasislėpiau, suvalgiau. Sakau, kaip faina, man labai patinka, nes būtent tai yra gyvenimas. Taip. Tai nėra tai, kad pas mane atėjo ir aš prieš 8 metus sakyčiau, tu suvalgiai. Taip, tai viskas čia. O dabar ne, tai yra gyvenimas. Žingsnis į priekį
žingsnis atgal ir mes Ir iš mokomės. klaidų būtent. Taip, taip, va būtent, kad iš visų klaidų Mhm. mes pažįstam save ir kuriam tas santykis su savimi. Taip. Tai ką palinkėtum mūsų žiūrovams? Ar patartum gal kažkokį gerą patarimą? Na, mielos moteris, žiūrovės, iš tikrųjų tai noriu jums palinkėti rinkti save. Rinkti save netgi visiškose mažose dalykėliuose. Padėjai lėkštą, pažiūrėjai ją ir pagalvoji, o ką tai sako apie mane. Jeigu nerandu laiko, sustok 5 minutėm ir pagalvok, o ką tai sako apie mane. Tai jokių patarimų nenoriu pasidalinti, norėčiau likti ir atsisveikinti su tais žodžiais, kad linkiu kiekvienai rinkti save ir sakyti taip savo, savo santykių su savim, maistui taip, judėjimui tas, kuris patinka, veža, o nereikalauja atvirkščiai tų reikalavimų iš savęs. Ačiū, iš tikrųjų labai įdomu klausytis ir esi tokia energinga, užsidegus, matos, kad turi daug entuzijazmo ir to tikrai žinių, tu viską drąsiai daliniesi, ko paklausi, viską, man atrodo, ir patyrus, ir žinai atsakymus, tai tas yra labai žavu. Ir pakviesim žiūrovus paspausti ir like, ir follow susirasti, ar ne? Įkelsim ir tą testą. Būtinai testą atvykite būtinai, kadangi jisai tikrai jau per klausimus. Užtruksit vos porą minučių, bet per klausimus jūs jau matysit. Ok, ir čia apie mane. Tai toks akistata su savim. Ir gal kažkokių išvadų iš karto. Išvados bus, iš karto laišką gausite su mano išvadom. Tai va, tai rekomendacijom. Tai būtinai pasinaudokite progą, tai ir ačiū, kad žiūrėjote ir tikiuosi, kad buvo naudinga, įdomu ir susitiksim kitose laidose. Iki.